Ar žinote, kiek Lietuvoje iš viso yra buvę aviakatastrofų ir kokia pasaulyje apskritai buvo didžiausia? Išgirdus naujienas apie vakar įvykusią DHL lėktuvo katastrofą, bei pamačius Lietuvos dienraščių antraštes, kad tai pirma tokio tipo aviakatastrofa nepriklausomos Lietuvos istorijoje, man kilo klausimas, kiek aviakatastrofų esame turėję apskritai? Daug ieškoti nereikėjo, radau tokį sąrašiuką. Ir kaip matot, jisai netoks ir trumpas. 98 metais įvykusi sraigtasparnio avarija yra daugiausiai aukų pareikalavusi aviakatastrofa Lietuvos istorijoje. Tada natūraliai kilo kitas klausimas. O kokia aviakatastrofa skaitoma didžiausia pasaulyje? Jei žiūrėti į aviakatastrofos įvykį nusinešusi daugiausiai gyvybių tiek ore, tiek ant žemės, tai be abejo būtų 2001 m. rugsėjo 11 atakos Amerikoje. Per jas žuvo beveik 3000 žmonių. Jei im katastrofą nusinešusią daugiausiai keleivių, tai būtų 1977 m. Tenerifės oro uosto tragedija. Tuo metu žuvo 583 žmonės susidūrus dviems lėktuvams. Vienam, kuris jau buvo nusileidęs, o kitas tik kilo. Ir išgyveno tik 61 žmogus iš jau nusileidusio lėktuvo. Na, o jei imti daugiausiai aukų pareikalavusią katastrofą, kurioje dalyvavo tik vienas lėktuvas, tai būtų 85 metų Japonijos oro linijų lėktuvas atsitrenkęs į kalną. Tuo metu žuvo 520 žmonių. Na, o kas įdomiausia, kad 4 žmonės vis dėlto išgyveno. Ta prasme, lėktuvas atsitrenkė į kalną ir kažkas išgyveno. Niekad nebūčiau pagalvojęs, kad taip įmanoma. Na ir turbūt liūdniausia šios istorijos dalis yra tai, kad gelbėtojai blogai įvertino avarijos vietą ir jie galvojo, kad niekas neišgyveno. Todėl gelbėjimo operacijos buvo pradėtos tik tais ryte. Ir tik vėliau buvo nustatyta, kad jei gelbėtojai būtų ėmėsi veiksmų iš karto, išgyvenusiųjų kiekis turbūt būtų buvęs didesnis. Taigi, jeigu sužinot kažką naujo, paspauskit follow. O jei domina žaidimai, sekit mano žaidimo guru YouTube'ės kanalą. Ačiū.